Bendrai atrodo tiek visko daug pridėta, bet taip viskas tarpusavy dera ir taip skanu. Pirma turėtų būti gyvatės kraujas, tada tulžis ir deserčiukui nuodai. Nu ką, sveikinamės šį vlogą iš tokio įdomesnio turgaus naktinio. Jame jį dar vadina kaip gyvačių alėja. Tai būna, kaip suprantu, įvairūs patiekalai iš gyvačių. Tai kol kas vaikštinėjom, žiūrėjom dabar bent kažko susijusio su gyvatėm, nes šį kol kas patiekalai pakankamai standartiški, matom su žuvim, su jūros gėrybėm, bet tikrai turėtų būti ir tų gyvačių kažkur. Na, žiūrim, užmarinuota kaip tik gyvatė. Kitos gyvatėlės. Ir čia atrodo kaip netikras, bent jau čia padėti. Čia garuoja, jo, gyvačių dalykas. Jo, žiūrėk, čia matosi gyvatės galva. Kaip tik. Ką tas mano išbandymų metas. Atnešė tokį visai rinkinuką, sakyčiau, gyvatės rinkinuką. Turime gyvatės sriubą, tai šiuo metu tam tikros dalis gyvačiokės supjaustytos ir kažkokiam sultinukį, ar nežinau, arba čia būtent nuo tos gyvatės, jis taip kaip arbata geltonai nusidažo. Ir 3 dalykai, kurie, man atrodo, bus dar didesnis iššūkis man. Žinau, kad žmonės yra gavę ar net ir keliautojai, tai bus proga ir man pasibandyti. Čia turim gyvatės kraują. Čia turim gyvatės nuodus, tik aš nežinau, ar kaip jie yra skiesti. Man jie tikrai viskas bus gerai su jais, bet parašyta, kad gyvatės nuodai. Ir čia, aš net nežinojau, kad šitas dalykas yra geriamas. Čia yra gyvatės tulžis, tokios žalios spalvos. Apsivėjom su tuo. Mastu tik ką po ko ragauti, aš galvoju, gal pradėsiu apšilsiu su sriubyti ir po to visus tos trišotus. Nes jaučiu, kad reikės vandens ir, kiek žinau, daug kas, jeigu tarkim gyvatės kraują ragauja, tai kokį nors stipresnį gėrimą šalia pasiima, aš dėja neturiu. Man čia kaip ekskursija. Atrodo vizualiai pati gyvatės dalis, tai tokia kaip žuvies būtų kažkuri dalis. Yra tos ir mėsytės. Nežinau, ar bus su kaulais, ne, man atrodo spėja, kad ir bus ir kaulus. Nes spėja bus labai karšta. Labai daug kaulų. Jeigu žinot, būna tokios kauluotos žuvys, kur ragauja. Čia irgi labai daug. Ir skonis, sakyčiau, kad artimiausias tikrai yra žuviai. Nes ta mėsytė irgi tokia balta, šviesi. Labai kažko nesiskiria, tikrai nėra, kad kažkokio ar pasišlykštėjimo skonis būtų tikrai net, sakyčiau, visai skani žuvies sriuba, nors čia yra gyvatė. Gabrielė sako, pasiklaus, kaip čia juos reikia gerti, ką čia po ko. Tik tai sužinojom, kad eiliškumas pirma turėtų būti gyvatės kraujas, tada tulžis ir deserčiukui nuodai. Ok. Tai kalbant apie stipriuosius gėrimus, tai čia jame sumaišyta su jo. Toks jausmas, kad tas gyvatės kraujas buvo kaip tik su degtinyte sumaišytas. Tai aš tikėjausi, kad bus labai stiprus tas gyvatės skonis, bet aš dabar tiesiog pareina man pačias degtinės realiai skonio vaibelis. Nu ką, toliau tulžis. Atrodo, kaip kokį challenge aš čia daryčiau. Mūsų maisto vlogai tampa daugiau challenge vlogais. Irgi su degtinyte. Šitas stipresnis. Trečias. 3 iš karto negeriančiam žmogui išgerti, man atrodo. Gerai, kad mes su taksu esame. Ir beje, alkoholis kenkia jūsų sveikatai. Nes tai pradėsiu japoniškai, man atrodo, kalbėti.
Tai matosi, kad didžiausias kiekis, aišku, to čia alkoholio yra ir yra toks lengvas poskanis. Tai nebuvo ant tiek jau labai šlykštu. O pati sriubytės šiaip visai kaip ir nieko. Tai tikrai kol kas mano sąraše balut buvo šlykščiausias ragautas. Ir tas, kur Gabrieliui patiko fermentuotas, taigi tofu buvo tikrai šlykštesnis. Einame toliau, tai neveltui čia yra gyvačių alėja, va dabar jau tikra gyvatė ir tokia gelsvos spalvos, didelė, laukia, bet žmonių šitam restorane kažkodėl nėra. Jau čia tikrai gali būti net ir tas didesnis koncentratas, bet irgi va, mėgsta padaryti tokiais šotukais viską ir šalia sriubytėm. Čia spėjo ir gal batai net bus kokie vieni su gyvačių oda, žinai, tikrai nenustepčiau. Mes pakeitėm savo lokaciją, turėjom rytinę kelionę traukiniu apie, dabar galvoju, kokias link 3 valandų. Apie 3 valandas, jo. Nes čia yra galima pasirinkimą arba greitąjį traukinį rinktis, kuris yra ir dvigubai brangesnis, arba tą lėtąjį, kuris ir, galima sakyti, ir kainos, ir laiko santykis dvigubai yra, kaip pasakyti, brangesnis ir greitesnis. Tai iškart pasirinkom labiau pataupyti, pajausti tą paprastą traukinį ir atvykom jau į savo vietą. Aišku, galėjom iš anksto nusipirkti bilietus, nes nebuvo sėdimų vietų. Tai turėjom tik tai stovimas vietas, tai buvom kamputį susiradę ir tiesiog sėdėjom ant savo daiktų. Tai čia biškai toks buvo nepatogumas. Nėra taip, kad ateisim ir rasim. Čia tikrai nepati komfortiškiau net buvo Vietname su sleeping pasais. Oi, ten tai iš vis tobuliausias iš vis transportas, koks buvo, žinai, iš taško vieno į kitą. Ir atvykom mes į vidurinę Taivano dalį, nes pasirinkom, kad viršų, vidurį ir apačią pamatyti. Tokius 3 pakraščius skirtingus. Dabar esame vidurinėje dalyje ir ją pasiekėm per 3 valandas. Jo, tai Gabrielė sakė Taichung, sakyt, aš tai sakysiu tiesiog, kaip rašot, Taifung miestas. Taifung, visaip sako. Vienas irgi iš didesnių miestų, nežinau, ar 3. ar 4. pagal dydį. Jau keliavom nuo Taipėjaus į tą pietinę dalį. Tai čia šilčiau. Kokiais 3-4 laipsniais negu Taipėje, tai vėl visą savaitę realiai bus apie 30 laipsnių, kas visai fainai kaip spalio jau čia į antrą pusę eina. Nes jau Taipėjui taip pačiam net norėsiu ir striukės dėtis viską, nes šalta ir visi aplinkui vaikšto, aišku, kaip juokinga atrodo sakyti, ne, kai 24 laipsniai, 25 ir tu sakai, kad šalta, nesąmonė, bet taip jautiesi po... Aš tai net nenoriu, kai esu lietuvis bendrauju ar kažkokiais draugais ir panašiai, kad sakyti, kad čia pas mus šalta, nes, tikrai, tokį pavydą sukelti, kaip dabar Lietuvoje, kad 5-6 laipsniai, tai jo. Ir ką, apie Taifungą šiek tiek lengvai tai pasigūglinau panašiai, tai šiaip garsus, o iš tos maisto vėl mano mylimiausias pusės, kad čia yra pirmoji, galime sakyti, bubble tea atsiradus vieta kavinė, būtent Taifung mieste, tai tikrai planuoju nuvaryti, pasižiūrėsim, ar jį ten dirba, ar jį turi, gal nežinau, kaip tinklą netgi dabar normalu, kadangi pirmą atsirado, tai spėjo praplėti daugiau tų vietų. Taip, dabar kol keliaujam į viešbutį, dar prisimenu, kad buvo visai neseniai situacija. Sutikom tokį taivanietį ir klausė, iš kurios šalies mes esam. Ir sakėm, Lithuania, bet sako Litauen. Ir panašu, kad taivaniečiai tikrai labai, kaip pasakyti dabar, ir palaiko, ir gerbė lietuvius, nes jie, kaip sakė, vienintelė vos ne iš Europos šalių taip stipriai reiškia ir paramą, ir palaikymą jam, žinant dėl visos Kinijos dalykų ir kitų, tai sako, jeigu sakysite, kad esate lietuviai čia atvykę turistai, tai tikrai ir pagelbės, ir padės, jeigu tik tai kokių klausimų turėsit ir panašiai. Tai tas labai labai fain, dabar judam mūsų viešbučio. Vykom į savo kambariuką. Bendrai tai šiaip labai moderniai atrodė viskas ten vestibiulyje ir koridoriui įėjus, tai tokie kambariukai, sakė, visi vienodi jie. Pas juos yra ir labai 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 jaukus šiaip jausmas tik įžengus. Toks mini kambario, ne viešbučio jausmo kambarys, o tiesiog toks labai jaukus, namūdiškas. Jausmas, kad, žinai, atkeliautum į svečius ir tau būtų paraštas toks, žinai, kambarys, permiegot svečių kambarys. Tai kas tikrai labai labai faina ir tikrai labai šauniai. Ir sakė, turėsiu skalbimo mašiną kažkur
Tai reikia nueiti pasižiūrėti. Tai pirmą kartą dar be to skalbimo mašino, aš pirmą kartą matau tokį visiškai, žinai, rašomojo stalo variantą, tokį kaip namų, žinai, visiškai įrengtą. Bus labai faina, man atrodo, darbuotis. Ieškai skalbenkės? Turim savo balkoniuką ir skalbimo mašiną. Geras. Tik aišku, viskas jų kalba, tai reikės čia išsiverst. Bet kas labai labai fainai, manau. Sakė, pirmam aukštėvo galima pasimti dar tų skalbimo miltelių nemokamai. Tai toks įdomus. Pirmą kartą, man atrodo, mes turėjom skalbyklę savo jau viešbutį. Dar su balkoniuką. Nu, šiaip labai labai fainai, tikrai jaukiai. Ir viskas aiškiai, informatyviai. Pasakė, tu man atrodo labai čia viskas bus. Jo, tai pliusas, mes irgi kars nuo karto, jeigu tik tai yra galimybė, kad yra va langas, švieso šiek tiek daugiau tos dienos, nes praeitą kartą visai be lango buvo, tai tas yra jausmas toks šiek tiek lengvas, depresinis ir nežinai, koks laikas dienos. Tai čia labai bus smagu, nes kai be langai būna, tai labai nefainai. Ir kitas dar dalykas, iš karto pajutau, kad patikrinau čiužinį, nes praeitoje vietoje, tai mano pusėje, kur mėgau, nu man atrodo, gal ir pas Paulių buvo pusėje grinai tie... Kaip nu jo, čiužinio dalykai. Spyruokliais, va tas žodis visai kažkaip užstrigo. Spyruokliais jautys, taip žiūri, šiek tiek patogu miegoti. Dabar atgaiva su langu, su geru čiužinuku. Telekas yra, man čia pliusas, aš vis sakau, kaip davai, nu pažiūrėjau, tą teleką vis tiek būnam ir tam viešbutį. Tai aš kažką ar pasijungtą Netflixą, ar YouTube, ar mūsų vlogus va peržiūrėti, labai gerai yra. Arba kažką pagėti. Aišku, jau čia tas pats principas, kur tualetas iš karto ir prausimasis, tai ne pats fainiausias variantas, bet kokiu atveju lyginant tai taip, kaip atrodė praeita mūsų vieta ir dabar, tai viskas čia naujau. Pasakiškai atrodo ir kartais gerai pabūtose prastesnėse vietose. Aišku, irgi ta prasta vieta, tai reikia būti bent jau ribose tam tikrose, nes kitą kartą tikrai nebūna labai faina, tai tiesiog reikia apsisukti ir išeiti. Bet tos šiek tiek prastesnės vietos ir paskui, kai geriau būna, tai labai visai kitaip vertinė. Tai bet aš manau, kad, žinai, va dar dėl to vieto dabar, kadangi esam Taichunge, va tas ir yra, kad Taichunge, nežinau, ir dabar tiesiog norėsiu sakyti, kaip kokį, žinai, Kauną, šiek tiek mažesnis miestas, tai pagal tą atitinkamas kainas jau tu ir geresnių variantų surast. Taip, kaip ir mes turėjom labai tikrai gerą vietą, lokaliai, kur ten ir vaikščiojom ir kitus dalykus, ką norėjom ten nuveikti. Bet jo pats viešbutis jau buvo visiškai barakinis, o čia jau daug jaukiau. Čia toks kambarys, fainas kambarys. Net nesuprantu, kas čia padėta. Ne, kažkokie. Čia gal kaip lipukai, man primena kaip magnetukai. Man tai čia tiesiog jau, kaip būtų, žinai, paminkštinimai, kojelių, baldų pasidėjimų, bet šiaip aš nežinau, čia gal net ne tas, bet primena, tik nežinau, kam padėta. Išjudėjom iš viešbučio, tai tikrai jausmas kol kas geras, pasibuvom, aišku, tokia čia pusvalandį ir pasižiūrėjom maisto vietų. Tai visai netoli mūsų yra korėjiečių restoranas ir keista, nes per kelionę dar nekartą panašu, kad nebuvom korėjiečių restorane. Tai visai bus faina nuvaryti, tuo labiau, kad išduosime jau paslaptį sekantį kelionę. Kaip ir planuojasi į tą Pietų Korėją, tai kol kas aš žinau tik tai realiai kimči ir korejietišką ištieną. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kokie ten patiekalai ir ar kažką suprasim, nes atrodo meniu yra tik tai jų vietinė kalba. Tai reiks kažkokios pagalbos nuo mūsų. Taip, tai keliaujame miesto gatvėmis ir kol kas jausmas labai panašus iš esmės kaip Taipėjai. Net jeigu mane dabar būtų atiteleportavę kažkur Taipėjai čia, tai aš galvočiau, kad čia vis dėlto dar tas pats miestas labai kažko stipriai nesiskiria, nes yra tokių ir modernių parduotuvių ir to pačio autentiško senamiesčio. Man gal tik tai šiek tiek ramiau atrodo. Ramiau čia, ne? Truputėlį jo. Gal mažesnis gatvės, bet dar reikia ir paėti, žinai. Aha. Daugiau, kad suprast. Ką dar atvykę į Taivaną pastebėjom, kad iš tikrųjų kaip niekur kitur, kur dabar keliavom, yra daug dviračių nuomos tokių punktų ir tikrai žmonės važinėja dviračiais ir galima tiesiog išsinuomoti ir matos, kad ir vietiniai išsinuomoja ir vyksta. Ja, kas irgi faina, tokio daugiau, žinai, judesio reiks ir mums išsinuomoti. Pirma turbūt tokia Azijos šalis ir miestai pirmieji du, kurie jo propaguoja ne tik motociklus ir ten, nežinau, triratės transporto priemonės, bet ir tą sveikos gyvensenos kultą su dviračiais.
Nes šiaip jo, ką mes pastebėjome, kad anksčiau kokia Tailando ar ten Malaizijos, apskritai žmonės gal ne tiek daug, gal ir sportuoja, bent jau to tokių bėgiojančių ar ten, kaip su dviračiais važiuojančių nelabai ką. Čia net ir maisto opcijų daug daugiau, visai kitokių, žinai, tokių sveikuoliškesnių, ne tik tai riebių, žinai, makaronų, ryžių ir panašiai, tai tikras irgi žiauriai faina. Taip dabar žvalgomės, nesam tikri, bet panašu, kad čia yra mūsų tas Korea Town Restaurant, aišku, vėl jų tiesiog pavadinimai. Tai einam, gal paklausim vietą. Ar čia ta vieta? Hello. Yes. Angliškai O, kalba. kokie indeliai. Vat šitų visų dalykų ir noriu paragauti. Pirmą kartą mus pasitiko moteris tokia šiek tiek metuose vietiniai ir pasakė angliškai viską, kad angliško meniu nėra, tai jeigu reikės kažko klauskit. Ir iš karto parodė, kad čia jau kimči visom rūšim yra. O, Susidėti, ne? Susidėti, jau tik tai čia vabalai, matau, laksto. Ir sako, čia yra arbata labai karšta, sako, būkit atsargus. Tai kas miela yra. Nu ką, mes jau viskas įsidėjom ir visokių kimčių. Tai šiaip iš tikrųjų labai faina, jau vien tik tai kaip pati patirtis yra labai įdomi. O, jau atnešėte. Yes, okay. Tai vat, mano puodas verda jau, užstatėm, dar tiksliau nepilnai verda, bet jis užstatytas, kad jau tuoja virtų. Reikės įsidėti vištieną, tofu ir dar čia visų kitokių dalykėlių yra ir dar nudalka, korejietiški makaronai. Tai va, labai šiaip fainai įdomu, kai viskas užvirsis, ką sudėsim, paragausim. Tai tokios patirties kitokios, jos visą laiką norisi, ne tik tai 7-Eleven valgyti. Tai šiaip fainai. Laukiu, kada paragausiu. Dedam. Nes mane pirmai ten avarija biškį atsitiko, tai viskas pradėjo bėgti, tai reikėjo susimažinti ugnį. Reikia mokomės irgi kaip čia elgtis tokiuose restoranuose. Šiaip tai labai norėjau paragauti šitų žirnių. Vienintelis minusas, kad kramtosi nesmagiai. Bet bendrai tai skanu. Kas čia, tai net neįsivaizduoju, gal tofu. Jo. Tofu. Be skonio. Grybukai. Labai skanus. Bandysiu įsidėti šiek tiek to, ką čia prisigaminau. Visą laiką kyla klausimas, tai kiek čia laiko virti, kiek čia laiko daryti. Nes kiti atrodo iš vis labai minimaliai paverdavo, man tai vištienos tie gabaliukai, nors ir vištienai nereikia ten kažin kiek laiko virti, bet vis tiek reikia. Tai buvo gabaliukai nemaži, nežinau, tai duosiu dar daugiau jie pavirti, tiesiog bendro skonio paragausiu. Ką šiaip netaip įsidėjau į tą savo mažą induką, visokių dalykėlių ir pažiūrėsiu, nes tiesą sakant, net nežinau viskas, kas čia yra. Tai irgi bus taip menėlė, ką čia ragausiu. Buvo keistas toks dalykas, kažkoks kaip bulvė, kaip kažkoks, nežinau, tešlos dalykas. Tai primena krevetę. O taip įdomi gal kažkoks paruošimas. Tai toks. Koks skanus saldainys. Žiauriai geras. Ir lengvai aštrus, bet žiauriai toks sodrus skonis. Tokia kopūstų sriuba. Bendrai atrodo tiek visko daug pridėta, bet taip viskas tarpusavy dera ir taip skanu. Rutuliukai su... Irgi vėl čia toks panašus labai, kaip ir pirmai buvo. Krevetė, žinok, darinys padarytas. Arba kaip krabų lasdelės, gal nesakyčiau daug. O aš pasiėmiau aštrų kimči su sūrio ryžių pyragu. Aš nežinau, tai man toks vizualas šiek tiek primena kaip lazanijos, tik nėra čia tų tokių lakštų. Ir jo, tai fainiausia šiaip šita patirtis yra, ko aš norėjau korėjiečių restorane, kad turėtume tą pasirinkimą kimči. Net žiūrėjau su šitu ChatGPT klausinėjau, kur būtų rinkiniai, kur būtų įtraukta kimči. Tai pasirodo, šitas restoranas leidžia nemokamai tiesiog įsirinkti savo skonės
labai bus smagu paragauti. Gerai, tai kaip Gabrielė, aš irgi noriu pradėti nuo kimči, nes vis dėlto kimči dažnu atveju turi pakankamai tą stiprų skonį ir aišku, po pagrindinio patiekalo aš turbūt, man jie gali būti visi, kad beskoniai bus. Tai bandysim ragauti nuo kimči. Restorane šiaip labai daug garso, visi tvarkosi ten tas balo stalus. Aš realiai vos pats save girdžiu ir dar man Gabrielis ir vadumina tiesiai į galvą. Gerai, ragaujam. Pirmiausia, gal nori paragauti nuo tų dumblių. Pareina aštrumas, šiaip jie, aš nežinau ir visi aštrus, bet jo, dažnu atveju būna su kimči mėgsta ir tą paaštrinti stipriai čiliukais ar dar kažko. Bet man visai patinka. Aš bent jau, kiek girdėjau, tai dažnu atveju, nežinau, ką kimči ragauja, tai būna tokie kaip irgi, kaip jų kopūstai, tai čia va kažkas link to bus. Turi tokią gumiškumo skonį įdomiai, šitas nėra jau toks aštrus. Man čia patinka, nes mūsų marinuotas daržovės dažnai neprideda ten labai daug prieskonių, o čia tai ar pažaidžia arba aštrumu, arba tokiu rūgštumu. Tai jau tarkim šitas toks kaip kopūstas, bet jų tikrai nelietuviškas, turi tikrai to rūgštumą ir man visai patinka. Ir ką, einam prie pagrindinio patiekalo, mano tos, galima sakyti, korejietiškos lazanijos, bet jau toks vizualas man pradžioje yra, nes yra ir makaronai, ir sūrio daug, ir, kaip suprantu, bus kažkoks aštrus kimči, nežinau, kieno tas kimči bus, kokių čia daržovių ar ko. Žiauriai gerai. Tikrai, čia būtų jungta tartum lazanija su kimči, nes turi to raugintų tokių kaip daržovių, bet tas sūris su makaronais ir aštrus tas padažas. Šiaip kol kas, aišku, aš nedaug tų pietų Korėjos patiekalų ragavęs, bet man čia yra #1, ką esu ragavęs. Šiandien dieną jau pradedam pasivažinėjimą, važiavame su autobusai, turbūt vieną labiausiai rekomenduojam šitą mieste, ką nuveikti, tai toks yra Rainbow Village. Ką rašė bent jau ChatGPT, kad čia yra kaip senas miestelis, atnaujintas visiškai instagramiškai, spalvingai ir gražiai. Nežinau, kokia to priežastis, ar tiesiog sukrauti turistų, ar dar kažkas, tai nežinau, vietą gal dar pamatysim, dėl ko čia tai. Kai tai pati pradžia man tokia pradžia primena, kaip mokyklos nuspalvintos tokia aplinka vaikam padaryta, kas nėra labai jau čia taip puošnų, instagramiška, tiesiog vaikiški tokie kaip piešiniai. Turime muzikantą. Va ir yra vaikam aikštelė padaryta su smėliu. Rainbow Village, nieko negalim. Čia visai kažko fainai. Įdomu, kiek šitas miestelis dar tęsis, nes čia kol kas matosi visi prie šitos tiesiog sienos fotkinasi. Ten pralysim ar? Bandysim gal per šoną, va ten atrodo kelias eina ir pasižiūrėsim. Aha, tai yra, matom, tokie praėjimai, perėjimai kažkas, bet irgi, aišku, visi tiesiog prie sienų sustoja, fotkinasi. Čia mes vieninteliai kol kas tiesiog vaikštom, o nesifotografuojam. Nors gerai, aš pati dar pafotkinu. O, čia yra šiek tiek kitokia tematika, matosi zuikiukas su morka. Šiek tiek kitas. O čia irgi, aš nežinau, galima pavadinti turbūt grafičio tam tikrą formą, tik tokia vaikiškesnė, animacinė labiau ir panašiai. Gerai, čia galima parašyti. Unikornas. Tada lapelių siena, ką mes jau matėm keletą kavinių, kur buvom sukę, kur visos nukrautos, tai čia tiesiog visa siena su Lloyd&Hans. Parašysim. Palinkėjimai iš Taivano. O mes parašysim Greetings from Lithuania. Arba reikia, kaip ten sakė, tai iš Litauen. Turim jau savo palinkėjimą. Ir vėliavytę. Parašė. Kol kas dažniausiai atrodo pusėje mažiausia. Bet gali tiesiog į masę ją dėti. Stipriai reikia pririšti, kad nenutrūktų. Bet tikrai nieks nesugalvotų čia apkeisti dar apyniausiu čia. Kad kažkam, jeigu pritruks, kad ne šitą norėtų pakeistų. Matau, labai populiaru yra katinukai, nes viršuje pora du yra. Aišku, vaivorykštės dar yra Lietuvos vėliava.
bendrai tai mintys tokios, kad jo, visai faina čia, žinai, pasivaišyti, pasižiūrėti. Bet ką aš džiaugiuosi, kad mes vykom ne su taksi, ne su Uberiu, nes kaina į vieną pusę būtų 10 eurų. Sakom, ne. Važiavom su autobusu už 50 centų ir aš visai džiaugiuosi, nebūtų verta mokėti. Tiesą sakant, kai 10-15 minučių pasibūtų tą linkėjimą parašai, pajauti tą vaibą, bet man vaibas toks pakankamai ir vaikiškas, ar nežinau, ir toks, taip, žaismingas, viskas okei. Tai fainai, aš galvoju, kad, žinai, bus čia daug rimčiau padaryta, žinai, kaip instagraminis visas miestelis ir ten nupiešta labai dizainiškai, tos spalvos, aišku, rainbow tematika, bet negalvoju, kad taip toks labiau vaikų vaibelis bus. Aš tai manau, kad čia visai pakankamai rimtai, normaliai, žinai, kaip padaryta. Kažkaip aš nieko daugiau nesitikėjau, negu ten ir buvo pasakyta, tai gal daugiau tiek, žinai. Jeigu atvirai, tai mes dabar čia tiesiog išėjom iš savo rainbow tos gatvelės ir pamačiau, kad gražų stogą. Ir pamačiau, kad šventiklėlė yra. Ir dabar mes priėjom čia visai šalimai ir aš pagalvoju, kad man tokie rainbow dalykai labiau patinka negu tos praeitos gatvelės. Tai tos pačios šventyklos, tokio autentiškumo daugiau suteikia ir man labai faina. Einam, davai vidų pasižiūrėsim. Aš kaip seniai mačiau šitą Injan, atrodo, jis vadinasi tas ženklas, kur yra tarp gėrio ar blogio, baltos juodos spalvos. Vyriškosios ir moteriškosios energijos. Matyt, Taivanas prijaučia šitam būdui ir, kaip čia sakyti, gyvenimo matymui. Geras, man tai dar labai fainai atrodo šitie kolonos, bet ne tai, kad paprastos kolonos, o jų simbolistika, drakonais apsivyja, tai fainai žuvim. Žiūrėk, gerai atrodo. Žodžiu, visgi mes čia nepapulsim, nes čia šitas užtverta ir žmogus šalia stovi ir uždaryta yra šventykla. Šiandieną bent jau mums, tai fainai buvo apylinkės. Čia man pagrindiniai dalykai, kurie patinka kelionėse, tai pirmas dalykas gamta, tada šventyklos ir maistas. Tai man čia irgi labai fainai įdomu tiesiog pasibūt, pasigrožėti, pasižiūrėti ir tiek.